Apie tai, kas yra iš tikro ta laimė. Paskaitos toks pavadinimas, kada šypsosi laimė. Tiesiog kartais, kaip mes tą laimę suprantam, reiškia, ne visi vienodai. Papasakosiu tokių keletą istorijų, kurios man iš tikro užstrigo labiausiai per šios metus. Kai kas lankėsi mano paskaitose, bus jas kai kurias girdėję, kai kurie gal pirmą kartą bus girdėję. Istorijas pasakosiu dėl to, kad man pačiam, kai aš prisimenu tas istorijas, tai aš ir prisimenu, kas tose istorijose buvo pasakyti ir kokia buvo prasmė, ne? Ir taip šitam ir gyvenime, kaip kartais yra visokios tai pasakėčios, pasakos, pamokymai, visokios pamokančios istorijos, tai jos mums tiesiog padeda po to prisiminti viską, ne? Nes visokios tai filosofinės prasmės, kartais visokios filosofinės teorijos yra prisiminti sunku, būtent jeigu mes prisimenam istoriją ir kas joje norima buvo pasakyti, tada viską žymiai lengviau atsiminti. Tai pirma tokia istorija bus apie Budą. Apie Budą ir tokį vieną plėšiką. Istorija gana trumpa apie plėšiką, kuris kapodavo pirštų žmonėm. Ir, aš sakiau, kalbėsime apie rimtus dalykus, nors nauji metai. Ir tiesiog jisai kapodavo žmonėm pirštus, iš jų darydavo tokias girliandas ant kaklo. Ir kartą jis pamatė einantį Budą, jis net nežinojo, kad tai Buda eina. Jis pradėjo šaukti Budai, ei tu. Ir Buda tiesiog atsisuko jį. Ir tas žmogus paklausė, ei tu sustok. Ei tu sustok. Ir Buda atsisukęs jį pasakė, sako, aš sustojau, sako, kada tu sustosi. Ir tam plėšikui pasidarė gana įdomu, kas čia toks drąsus. Ir jisai uždavė Budai klausimą, sako, kas tu? Ir Buda jam atsakė, sako, aš žinau, kas tu. Tai tos istorijos tokia prasmė, kad mes iš tikro turim problemas visokias gyvenime, kadangi iš tiesų mes nežinom, kas esame. Ar visi čia žinot iš susirinkusių, kas jūs esate? Bet kai klausimą užduodi žmonėm, kalba sukasi apie kažką ir tu paklausi, o kas jūs esate? Ir žmogus šiek tiek pasimeta, ne? Jisai pradeda sakyti, aš moteris, sako, aš žmona, ne, aš kažkokios tai pareigas, aš verslininkė tiek, aš ten darbininkė, ne? Ir sunku suvokti, ne, iš tikrųjų žmogui, kas jis yra. Tai ir mūsų visam gyvenime, visos problemos yra dėl to, kad mes nežinom, kas mes esam. Dėl to tas žmogus, kuris nežino, kas jis yra, jis irgi negali būti laimingas, ne? Negalim būti laimingi, jeigu mes nežinom, kas mes esam. Todėl, jeigu mes nežinom, kas mes esam, mes dažniausiai ir gyvenam nelaimingai, todėl, kad gyvenam kaip kūnas, ne? Dažniausiai mes tapatinam save su kūnu, nors kaip bebūtų, mes nesam nei šitos rankos, nei galva, nei šitos kojos, esam kažkas kitas, ne? Sako, esam tas, kuris stebi iš tikro, kaip viskas vyksta, ne? Kad iš tikro, sunku būtų suvokti, kad aš šitas kūnas, aš noriu pastoviai gyventi, žinai, ne? Nes kūno prigimtis yra labai paprasta, kad kūnas ką daro, gimsta, serga ir miršta, ne? Tačiau mūsų norai su kūno paskirtim visai nesutampa, ne? Mes norim amžinai gyventi, norim džiaugtis, ne? Norim žinių, norim būti laimingi. Tai pirmas dalykas, kad tapti laimingu, iš tikrųjų reikėtų suvokti, kas aš toks esu, ne? Reikėtų užduoti savo tokį klausimą, kas aš toks esu, ne? Ir tuomet galėtumėm pagalvoti, kaip toliau gyventi, ne? Tai pirmas klausimas, kurį kad tapti laimingu reikėtų savo tokį užduoti. Įdomi istorija buvo. Reiškia, antra istorija yra apie kryželį. Istorija tokia irgi paprasta. Reiškia, kartą vienas žmogus sutiko, tiksliau, atėjo pas Dievą. Atėjo pas Dievą ir sako, Dievulis, sako, ar aš galiu, sako, pats išsirinkti savo gyvenimo kryžių. Dievas jį pasižiūrėjo nuolankiai. Sako, gali drąsiai, sako, įkrinkis. Leiskis ten, sako, į saugyklą, kryžių į apačią. Ir sako, išsirink. Ir žmogus nusileido, pamatė ten begalybę kryžių, mes visi, sako, nešam savo gyvenimo kryžių, pamatė. Rinkosi ir aišku, kokį galvoti išsirinko? Mažuliuką tokį.
Mažuliuką atsinešė, nu toks atsinešė truputį su tokia abejonė, prie Dievo sako, ar galiu, sako, šitą imti. Ir Dievas sako, pasižiūrėjo, taip nusišypso, tai sako, šitas tavo ir yra. Šitas, sako, tavo ir yra. Tai va šitaip ir gyvenime yra problemos tada, kuomet mes galvom, kad nešam kažkokią tai sunkią naštą. Ne? Mes esam nelaimingi, tada kaltinam visus. Tiesiog galvom, kad aplinkiniai visi yra kalti, ne? Aiškiai galvom, kad ne mes patys čia kažką prisidirbam. Ir tiesiog, kai pradedi apie tai kalbėti su žmonėm, nu, sunku iš tikrųjų yra priimti, ne? Yra sunku tai priimti, kaip niekas iki tol nesuprasdavo to karmos, neįstatymo, ką pasiesi, tą ir pjausi. Tuomet buvo labai lengva rasti šitą pirkimo ožį, ne? Kad kažkas yra kaltas. Ne? Tai ką mes dažniausiai kaltindavom, visi kaltindavom valstybę, ten politikus, na ir taip toliau. Ne? Bet iš tikrųjų žmogus, kuris yra sąmoningas, kuris yra supratęs, kas jis yra, jisai prisiema atsakomybę už savo gyvenimą pats. Bet būtent tai yra vienas iš laimės aspektų, tiesiog prisimti atsakomybę už tą gyvenimą. Kai tu prisiemi, kai tu supranti, kad tu pats kaltas dėl visko, kas atsitiko tavo gyvenime, tuomet ką tu darai? Ką reikėtų daryti, jeigu mes suprantam, kad mes esam kalti? Nustot kaltinti kitus, reikėtų nustot kaltinti kitus ir gailėtis, reikia kažkiek gailėtis. Ne? Kas turi vaikų, žino, jeigu vaikas kažką padarė, kažką tokio negero, ne? Ir jeigu jis pradeda gailėtis, mes jam labai lengvai atleidžiam. Ne? Bet kitais atvejais, jeigu mes nesigailim, mes pykstam ant to gyvenimo, tai sako, mes pykstam ant paštininko, ne? Tas paštininkas, kuris atneša mums laiškus. Ar mes pykstam ant paštininko, kuris atneša laiškus mums? Būtų kvaila, ne? Kas parašyta tuose laiškuose, jis tik tai yra nešėjas. Tai būtent taip ir žmonės mūsų gyvenime atsiranda tokie, ką ten Darius pasakojo apie šeiminius santykius. Jis sako, tiesiog yra tie žmonės, kurie atneša tos laiškus, kuriuos mes parašėm patys savo praeitį, savo poelgiais. Ir kada aš suvokiu, kad aš čia pats kaltas, aš prisiemu atsakomybę ir tiesiog žiūriu, ką reikėtų keisti šitam gyvenimui. Paprasta iš tikrųjų, ne? Nereikia kažkokių tai filosofijų didelių, ne? Nereikia kažkokių tai didelių išvedžiojimų, kažkokių tai gilių suvokimų. Tiesiog reikia prisimti šitą atsakomybę. Ir yra be galo sunku, ne? Todėl reikia turėti daug drąsos, kad prisimti šitą atsakomybę už savo gyvenimą. Nedaugelis tam ryštasi. Ne? Bet va šiandien, pavyzdžiui, ir jūs visi ryžotės, ne, ateiti šventę, kuri vadinasi savaitgalį šitas naujieji kitaip, ne? Pasiryžo, kad ateis žmogus pasižiūrėti. Tai yra toksai kaip pirmi laipteliai gyvenime, kad kažkur tai pabandyti kažką kitko, ne? Kažkaip pasižiūrėti tą gyvenimą visai kitų kampų. Kaip šitą jums istoriją? Kaip mes, jeigu stengsimės prisiminti šitą istoriją, nes aš dalinuosi va tos istorijos, kurios man padėjo visus tos praeitus metus. Aš tiesiog, kai kažkas atsitikdavo, aš prisimindavau iš karto, ne? Mažas kryželis, didelis kryželis, ne? Kažkas aš nešu kažką tai, nes mes visi kaip bebūtų esam kažką padarę šitam gyvenime ir praeitam. Nesam visi angelai, nes jeigu būtumėm angelai, čia negyventumėm. Būtent kai tai suvokiam, yra viskas paprasčiau. Trečia istorija irgi yra tokia, kuri man įstrigo, galbūt jums ir girdėta. Kai kartą irgi vienas žmogus išėjo pasivaikščioti ir tiesiog vaikščiodamas ten po vieną gatvę pamatė nuosavam name ant tos terasos sėdinčią senukų porą ir tarp jų sėdinti šunelį, kuris kaukė visai, ne? Jis pagalvojo, kokie neteisingi žmonės. Nieko tam šuneliui nepadeda, ne? Jisai kaukė ir nieko nedaro. Galvoja, kažkas tai čia tokia neteisingo. Antrą dieną jis vėl ėjo tą pačią gatvę ir vėl pamatė tą patį vaizdą. Senučiukai sėdėjus tuose supamuose kėdėse ir šunelis tarp jų sėdėjo ir tiesiog kaukė.
Vėlgi, tas žmogus pagalvoja, nu kas čia vyksta tokio. Nu neteisinga, kuo tas šunelis, kodėl jie jo nenuramina, ne? Na ir galvoju, 3 dieną aš jeigu eisiu, tai būtinai ateisiu ir jų paklausiu, kas čia tokio vyksta, ne? Nu kodėl jūs taip elgiatės žmonės. Ir 3 dieną, jo nelaimė atsitiko tas pats, jis pamatė vėl tą patį vaizdą, senukai sėdė, savo ramiai skaito laikraščius, o šunelis taugė, kaukė. Na ir įsidrasinęs vyras priėjo prie močiutės tos ir paklausė, sako, senutė, kodėl, sako, nieko nedaro tam šuniui, jis, sako, vis kaukia, skalėje čia, kodėl jūs nieko nedaro? Močiutė jį pasižiūrėjo, tiesiog nusišypsojo. Tai sako, kad jisai sėdė ant vinies, sako. Kaip, sako, sėdė ant vinies? Nu tai va, sako, sėdė ant vinies, jam skauda, dėl to ir šaukės čia. Tai sako, vyras nustebęs iš viso, kaip taip gali. Tai sako, kodėl jis nepasitraukia, nuo tos vinies nenulipa. Močiutė sako, reiškia, ne tiek skauda. Tai va taip yra ir gyvenime, ne, kaip mes galvojam, kodėl kiti žmonės nesikeičia. Mes turim daug draugų visokių, ypatingai va, tas momentas svarbus, kada mes pradedam kažką tai savo gyvenime keisti, ne? Patys pradedam kažką keisti ir ką tada norim padaryti? Pakeisti visus. Ne, tada pergyvenam dėl visų savo aplinkinių, ne? Dėl savo ypatingai šeimos narių, ne? Dėl savo ten draugų, dėl savo bendradarbių. Ir kas tada atsitinka? Mes tampam nelaimingi. Mes tampam nelaimingi. Kodėl? Todėl galvom, kaip jie nepasikeičia. Aš tai pasikeičiau, jie tai nepasikeičia. Ir ką mes tada pradedam daryti? Pradedam fanatikuoti, pradedam jiems siūlyti, beveik per prievartą, visai juos netgi žeidinėti. Ne, jeigu žmogus nustoja valgyti mėsą, tai kitus pradeda visai vadinti. Ne, kanibalais ir panašiai. Nu, begalė tų istorijų, aš nesiplėsiu. Bet esmė tokia tos istorijos, kad mes turim suvokti, jeigu mes tiesiog patys pradėjom kažką keisti savo gyvenime, tai nereiškia, kad iš karto visi aplinkiniai turi pasikeisti, ne, ypatingai mūsų šeimos nariai. Kadangi keitimas iš tikrųjų visas prasideda mūsų viduje, ne? Todėl yra, kad jeigu nori matyti pokytį kitur, tai aplink save, tai tiesiog būk tas pokytis, ne? Bet niekas nesako keisk visus aplinkinius, ne? Dėl to ir sako, tokia trumpa istorija, kaip, o dar irgi čia prie tos pačios istorijos, kuomet vienas žmogus dar būdamas jaunas pradėjo šaukti Dievui, kad aš noriu pakeisti visą pasaulį, suteik man jėgų, ne? Dieve pasirodyk, suteik jėgų. Dievas neatsiliepė jo prašymą. Praėjo kažkiek laiko, jisai vedė, pradėjo jau iššaukti, Dieve pakeis mano žmoną, jinai nepasikeičia, labai netikus, nu. Dievas vėl neatsiliepė jo tą prašymą. Ir praėjo vėl kažkiek laiko, jis jau tapo senas ir pradėjo šaukti. Dieve, padėk man pasikeisti pačiam. Ir kas atsitiko, Dievas atsiliepė, sako, jau laiko nėra, ne? Tai va tą ir turim suprasti, kad iš tikrųjų mes turim patys keistis, o nenorėt pakeisti kitų. Kadangi jeigu mes norėsim pakeisti kitus, nepriimsim tų žmonių, kokie jie yra, mes būsim nelaimingi, ne? Todėl, kad mes neturim tokios sąmonės, neturim tokios galios, kad galėtumėm keisti kitus žmonės. Tai jeigu mes tą priimam, yra vienas iš laimės aspektų. Kad mes tiesiog turim taptis pavyzdžiais, ne? Kada žmogus pats ateis ir mūsų klaus. Kaip tu pasikeitei, tada bus labai paprasta. Bet kol mes patys norėsim kažką pradėti, kažką pakeitę, tiesiog įsiūlyti tam žmogui ir tuo pačiu nusivilsime, susipyksime su tai žmonėm, ne? Ir viskas, ne? Viskas. Ir čia tiesiog dar toksai, kaip ir iš laimės aspektų buvo. Ar gera istorija? Ir dar vieną istoriją, kurią norėčiau papasakoti. Irgi be galo įdomi. Liečia irgi gal tuos žmonės labiau, kurie irgi pradėjo savo gyvenime pokyčius kažkokius. Pradėjo pokyčius, pradėjo kažkokį tai dvasinį gyvenimą, ne, kažką tai kažkuom tai domėtis. Ir irgi yra tokia problema, kadangi kai mes pradedam labai susireikšminti, labai fanatikuoti, kad mes jau esam kažkokie tai tobuli, kad mes pasikeitėm, o aplinkiniai nesikeičia.
ateina va tokios į gyvenimą problemos, ne? Bet ką sako išminčiai, va tuo klausimu. Tai va būtent tokia istorija, kai kartą vieno dvasinio mokytojo mokinys paklausė. Sako, mielas mokytojo, sako, jeigu jūs turėtumėt pakankamai laiko, ko jūs mokintumėt savo mokinius? Ir mokytojas jį pasižiūrėjo ir tiesiog jam pasakė, sako, jūs tiesiog mokinys šitas tikėjosi, kad mokytojas mokins kad jis tiesiog pasakys, kad aš mokinsiu būtent mokinius visokios filosofijos, ne? Ten vedinės filosofijos, budistinės filosofijos, visokių filosofijos pagrindų, ne? Visokių gyvenimo prasmių. Mokinys tiesiog tikėjosi išgirsti tokį atsakymą. Ir mokytojas jam atsakė tiesiog labai paprastai. Sako, jeigu pas mane būtų pakankamai laiko, aš savo mokinius mokinčiau gerbti vyresniuosius, gerbti draugus ir gerbti atsidavusius. Mokinčiau juos padėti kitiems, tiesiog atsidavimo tarnystė. Mokinčiau juos atleisti, pamiršti kitų klaidas ir mokinčiau juos užjausti savo dvasinius brolius ir atsidavusius. Mokinčiau, sako, tiesiog užuojautos. Ir mokinčiau tiesiog priimti visus be išankstinio vertinimo. Ir tada mokinys jam pasakė, sako, bet juk tai materialūs aspektai. Ir mokytojas jam iškart atsakė, sako, tai ir yra mūsų problema. Mes kalbame apie aukštus meilės principus ir pamokslaujame, tačiau, sako, niekaip nesuprantame, kad širdies švarumas atsiskleidžia per paprastą žmogišką savybės. Ne per pagarbą. Per pagarbą vyresniem. Ir jis pasakė, kad tai yra kiekvieno žmogaus einančio tiesos kelių pagrindas. Paprasti dalykai. Mes dažnai galvojame apie kažkas tai aukštas materijas. Ne, bet pamirštam pačius paprasčiausius dalykus. Paprasta. Ne, dėl to ir sako, nuostabu tai, kas paprasta. Tai yra, kad veiklos vingrybės šitam gyvenime yra perprasti ne visada lengva, ne? Ne visada yra lengva suprasti, ką mes šitam gyvenime veikiam, ką šitam gyvenime reikia daryti ir kaip reikėtų elgtis iš tiesų, ne, šitam gyvenime. Todėl yra paaiškinimai, kad yra veikla A karmoje, karmoje, V karmoje ir Ugra karmoje. Galbūt tie terminai kai kuriems bus girdėti pirmą kartą, kažkiek pasirodys keistokie, bet tokį žodį kai karma žino visi, ne? Dėl to iš tikro laimingas žmogus yra tuomet, kuomet jisai žino, kaip reikia elgtis. Ne, jisai žino tas taisyklės. A karma tai vadinasi, kada žmogus veikia be jokios veiklos rezultatų, ne, nesitikė jokių rezultatų, veikia nesavanaudiškai. Tai yra laimė. Tuomet, kai tu kažką darai, nesitikėdamas jokio rezultato, darai tai su sąmonė, kad darai ne dėl savęs, o tu darai dėl Dievo. Ir jeigu tu suvoki, kad Dievas yra kaip tėvas vienas, o mes visi jo vaikai, kad mes padedam vieni kitiems savo broliams, sesėms, ne? O šiandien kiek daug čia susirinko brolių seserų, ne? Tik mes kaip tolimi giminaičiai, sako, bet kaip tolimus giminaičius turbūt visi esat sutikę, gal nematėt kokių pusbrolių ar brolių po 19 metų, ne? Ir susitinkat po to, sako, čia jūsų tolimas giminaitis, ne? O taip ir yra ir gyvenime šitam. Tiesiog, kada žmogus veikia su tokia sąmonė, kada jis gyvena su tokia sąmonė, jam yra viskas paprasta. Nėra labai lengva, aišku, veikti tokio sąmonė, todėl reikia daug pastangų įdėti. Reikia įdėti daug pastangų, kad širdie apsigyventų meilė, ne? Bet patys mes to nepasieksim.
patys mes to nepasieksim, mes turim tiesiog dėti pastangas. Turim dėti pastangas į tam. Tai yra karma, ne? Kada žmogus tiesiog nekuria veikdamas, ne? Nes mes visi kažką veikiam. Ne, sutinkat, kad pastoji kiekvieną minutę mes kažką veikiam. Netgi veikiam ne tik veiksmais, bet veikiam žodžiais, ne? Veikiam mintimis. Kiekvieną minutę, ne? Ir už kiekvieną šitą veiksmą yra atoveiksmis. Jeigu mes žinom, kaip reikia veikti teisingai, mes atoveiksmio nesusilaukime, ne? Ir jeigu dar elgiamės teisingiau, tai mes tiesiog visą tą savo blogą sukurtą veiklą mes ją deginam. Šiandien apie tai daug gal nesiplėsim. Tiesiog tokia esmė, karmos, ne? Po to yra karma vadinasi, ne? Kada žmogus tiesiog atlieka kažkokią veiklą ir jis tikisi, šiaip tikisi kažkokių rezultatų. Veikti, vadinasi, karma joga, tiesiog, kada žmogus atlieka, tarkim, gerus darbus, jis stato galbūt šventyklas kažkokias, ne? Jis kasa šulinius, nori kažką tiesiog gero padaryti kitiems. Kasa šulinius, po to, ką jis ten gali padaryti dar gero kitiems žmonėms. Na, tiesiog žiūri kažką, ką padaryti dėl kitų žmonių gero, ne? Na, dar jis nėra visiškai to aukštam lygiai, bet bent jau nuo šito reikėtų pradėti, kad reikėtų pradėti į prisekančius metus nuo gerų darbų, ne? Kad ką mes galim padaryti gero. O gerus darbus daryti labai paprasta, ne? Iš tikrųjų labai paprasta. O tas yra, kai nesavanaudiškai darom, ir jeigu dar prisimenam, tuo momentu, kad tai darom ne dėl to, kad kažką gautų, tiesiog prisimenam, kad tai darom dėl Dievo, ne? Nu, viskas paprasta. Tada viskas paprasta. Bet iki tam tikro lygio irgi reikia daug. Ne? Reikia daug, todėl mes mokinomės, tam ir yra skirtos visos šitos paskaitos ir kiek darius ten minėjo begalį, ne? Visokių paskaitų. Dėl to, kad turime suvokti šitą dalyką, kad turim pastoji mokintis. Būt mokinio sąmonė. Jeigu mes pastoji mokinomės, tada mes kažką galim pasiekti šitam gyvenimui. Ir veiksmai, kurie atliekami vikarmoje, ne? Kas yra vikarma? Tai vikarma yra tokia nuodėminga veikla, kuomet mes atliekam kažką, kas prieštarauja šventraščių nurodymui. Ne? Nu, tai ta prasme paprasčiausias mums suprantamas dalykas, kada mes nesilaikom 10 Dievų įsakymų. Tai vadinasi vikarma. Tai reiškia, mes kuriam tokius veiksmus, už kuriuos gausim kažkokios tai pasekmės. Nežinau, ar ten yra tokia knyga, Šrimad Bhagavatam, vadinasi, tokia 5 giesmė, neseniai išėjo, ir ten aprašyta, kas vyksta pragarinėse planetose, ne? Labai paprastai paprašyti veiksmai, kuriuos mes atliekam, ir ką mes už tai galim gauti. Paprasta, ir tada mes taip pasiskaitom. Aš čia per šventes truputį skaičiau savo artimiesiams, jie nelabai apsidžiaugia, kas parašyta, ne? Aš ten daug labai nekomentuosiu. Jeigu norėsit patys susirasit šitą knygą, pasiskaitysit. Bet reikia suprasti, ne, kad vikarma tai yra tiesiog, kada mes atliekam kažkokius veiksmus, kad netgi kenkiam kitiems žmonėm, ne? Kada mes apšnekam kitus, kada elgiamės netinkamai, ne? Kada elgiamės netinkamai. Tai vat kaip bebūtų, atsakomybės švengti nepavyks. Tiesiog dėl to reikalingas tas žinojimas, ne? Kada mes žinom, viskas paprasčiau, ne? Tas paprastas pavyzdys. Ne, kada žinom tas kelių eismo taisyklės, žymiai paprasčiau važiuoti. Ne, žymiai paprasčiau važiuoti, mes pažįstam ženklus, ne, žinom, kada greičio kamera, kur reikia pristabdyti. Ne? Paprasta tada gyventi. O kai nežinom, tai vat būtent tie žmonės, kurie nežino, jie gyvena dažniausiai baimėje, ne? Tai viena iš problemų yra tokių šiam gyvenime, kad dauguma gyvena baimėje. Todėl, kad mes jaučiam iš savo vidaus, kad kažką darom ne taip, ne? Todėl vat žmonės sutinka naujosius dažniausiai su alkoholiu, ne? Vat kaip būna. Irgi apie tą temą daug yra prikalbėta, bet tiesiog dėl ko vartojamas alkoholis, kad jis tiesiog padėtų mums užsimiršti, ne? Šitą sąžinės balsą prislopinti. Sąžinės balso negirdim, bet jis kaip bebūtų vis tiek mus pasiekia.
Tai va, tiesiog, jeigu žinom, kaip reikia elgtis, yra viskas paprasčiau, ne? Nes paprasčiausia apie tas vedas dar trumpai, kad vedos tiesiog yra toks dalykas, nes ką aš čia pasakoju, remiuosi, ne, šitų vedų žiniomis. Vedos yra toks dalykas, kaip yra autoritetas, ne? Kada mes tiesiog kreipiamės į vedas, kaip į žinių šaltinį, ir tada nereikia ginčytis tarpusavį, ne? Nes kas pastovi vyksta, mes pastovi ginčymus. Vienas ten kažkur perskaitė informaciją, kitas ten, kitas kažkur Facebook'e, kitas Delfy'e, kitas Alfo'je ar dar kažkur. Ir pastovi ginčas vyksta. Bet kai yra autoritetas vienas, ginčo nėra, ne? Tas pats vat, ir šeimo, jeigu pora turi vieną autoritetą, yra gyventi žymiai paprasčiau. Na ir paskutinė tokia pati baisiausia veikla, kurią atlieka žmogus, vadinasi ugra karma. Ugra karma tai baisiausia veikla, kadangi tai yra ypatingai tiem žmonėm, kurie turi skerdyklas kažkokius, ne? Kurie turi alkoholio kažkokius tai fabrikus, ten tabako, ne? Bet būtent ta veikla ir netgi beveik ta veikla įeina ir kas susijęs su visais tais vaistais, ne? Su vaistų pramonė. Ir tuo pačiu labai irgi ten nepalanku dirbti tose vietose. Irgi labai nepalanku. Todėl žmogus, kuris užsiema tokią veiklą, ypatingai kas iš to gyvena, nes reikia suvokti tokį dalyką, kad mes prisiemam veiksmą, tai yra rezultatą, vat visą tą turim išgyventi už kiekvieną savo veiksmą. Ir kad mes kažkur tam pasislėpę kažką darysim, ne, va taip nepraslysim. Todėl vat ir tos žinios, jeigu mes jas turim, padaro mus laimingais. Mes žinom, kaip elgtis. Ir tada žymiai paprasčiau gyventi. Ne, iš to ateina laimė. O taigi, taip trumpai, ne, apie šitą istoriją, kad kai mes žinom, kaip elgtis, mes esam laimingi. Na ir 5 tokia istorija, aš ją paskaitysiu, man irgi pakankamai įstrigo. Istorija tokia pamąstymams. Pamąstymams iš tikro, kas yra tas tobulas džiaugsmas. Šios istorijos vienas iš veikėjų yra, visiems ko gero girdėtas, yra žmogus šventasis Pranciškus. Ne? Tai būtent irgi, kai perskaičiau tą istoriją, ilgai mąsčiau apie tai. Ne? Ir būtent tą istoriją mes kaip perskaitom, mes labai lengvai suprasim, ko mes skiriamės nuo švento žmogaus. Ne? Nes iš tikro aiškinama vedose, kad kiekvieno mūsų tikslas turėtų tapti šventų žmogum. Neaišku, per kiek mes gyvenimo tą pasieksim, bet mes tapsim visi šventais kažkada. Nes iš tikro mūsų tik tai skiria laikas. Tai va to visiems linkiu. Nes šventas žmogus, jis reiškia tas, pas kurį gyvena širdį meilė. Ne? Meilė visiems, visoms gyvoms būtybėms. Ar būtų geras su tokia širdim gyventi? Kur nėra ten neapykantos, pykčių. Neblogai visai būtų, ne? Bet iš karto protas sako, tai visi ant galvos užsilipti. Ne? Kažkur tai pirmas, antras klausimas, kada mes kalbame apie nuolankumą, žmogus uždeda, pasako, ant galvos užsilipti. Arba čia sako, čia silpniems žmonėms, ne, aš tai stiprus. Sako, aš stiprus. Bet mes esam stiprus tol, kol kažkas neatsitinka gyvenime, ne? Visi sutinka. Labai didelių čia galiūnų nematau, matau stiprių vyrų, bet ir jie sutinka, kad kai kažkas atsitinka gyvenime blogo, mes kreipiamės dažniausiai kur? Į Dievą, ne? Taip tai mums jo nereikia, ne? Bet kaip bebūtų, kažkaip tai va tada mes jį prisimenam. Tokia istorija buvo, man atrodo, Indijoje, kai irgi vienas šventasis prasidėjo ten kažkoks tai žemės drebėjimas, žmonės visi pradėjo melstis. Ir jis labai apsidžiaugė. Pagalvotum, kažkoks nesveikas, ne? Jis labai apsidžiaugė, meldėsi Dievui, sako, Dievulis, sako, tu dar padrebink tą, sako, žemę. Taip, sako, visi gerai meldžiasi. Ne?
tas yra toks dalykas, ne, gyvenime. Nes iš tikro tikrų ateistų nėra. Ne, labai mažai iš tikro ateistų tikrų. Dar prie to pačio tokia istorija, kad prisimenu apie tikrą ateistą papasakos. Reiškia, vienas pokalbis buvo tarp šventojo ir tariamo ateisto. Ne? Šventasis kalbėjo su juo ir ateistas sako, aš nekom netikiu. Nu ir šventasis sako, tu kada nors buvai bažnyčiai ar šventykloj kokio? Ne, sako, ką manai, tai aš vis tiek nekom netikiu. Nu gerai, sako, tu vienuolyne kada nors gyvenai kokiam nors? Ne, sako, kam man ten gyventi? Aš nekom netikiu. Nu, jam įdomu pasidarė. Gerai, sako, šventraštį kokį nors perskaitė gyvenimą. Ne, nu, sako, ką man skaityti, aš nekom netikiu, aš juk ateistas. O tai bent šventą žmogų buvai sutikęs gyvenimą. Tai sako, aš juk ateistas, aš nekom netikiu. Bet šventas žmogus patapšnojom draugiškai per petį, sako, tu, sako, brolau, sako, tu neteistas, tu, sako, kvailys. Ateistas, sako, yra tas, kuris viską patikrino. Kuris viską patikrino ir pasakė, kad netiki. Ne? Bet būtent ir taip mes dažnai nieko nepatikrinę teigiam kažką, ne? Kad yra taip. Ne? Todėl praktika ir sąmoningumas yra tada, kad mes patikrinam praktiškai kažką. Ne, todėl neužtenka to pačiu, ką ir aš čia pasakoju. Nereikia niekada aklai tikėti, reikia irgi pabandyti pritaikyti praktikui tas žinias. Pažiūrėti, ar jos veikia ar ne. Mes, ką taikom praktikoje, reiškia, pradedam viską daryti nuo mažų dalykėlių. Nuo mažų dalykų. Ir tada mes pamatom, ar tai praktiškumas, ar tai nepraktiškumas. Ką prieisim prie tos istorijos. Čia yra iš tokios knygos, gal kam ir girdėta, yra Švento Pranciškaus žiedelė, vadinasi. Reiškia, vieną dieną Šventas Pranciškus su broliu Leonu keliavo, tiesiog čia Prancūzijoje, ko gero, vyko iš Peružos į Šventą Angelų Marijos bažnyčią. Tiesiog buvo be galo šalta, jie buvo bukamuojami tokio žvarbaus šalčio. Na ir Šventas Pranciškus šūktelėjo broliui Leonui, įėjusiam šiek tiek priekį. Sako, broliai Leonai, net jeigu mažesniai broliai visose kraštuose taptų šventumo bei dorumo pavyzdžiais ir gerais sielų vadovais, vis dėlto, sako, užsirašyk ir įsidėmėk, kad tai netobulas džiaugsmas. Kai jie šiek tiek paėjo, Šventas Pranciškus vėl šūktelėjo brolį Leoną. Sako, brolį Leonai, net jeigu mažesnysis brolis grąžintų regėjimą akliesiems, išgydytų paralyžiuotusius, išvarytų velnius, grąžintų klausą kurtiesiems ir kalbą nebiliems, o stabų ištiktuosius pagydytų taip, kad jie vėl galėtų vaikščioti, net jeigu sugrąžintų gyvybę prieš 4 dienas mirusiam žmogui, sako, ne tai yra tobulas džiaugsmas. Dar kiek paėjęs, Šventas Pranciškus vėl garsiai suriko. Sako, broli Leonai, jeigu mažesnysis brolis mokėtų visas kalbas, išmanytų visus mokslus ir šventąjį raštą, jeigu mokėtų pranašauti ir atskleisti ne tik ateitį, bet ir kitų sąžinės paslaptis bei mintis, užsirašyk ir įsidėmėk, ne tai yra tobulas džiaugsmas. Kai jie nuėjo dar tokį kelio galą nemažą, Šventas Pranciškus dar garsiau sušuko, sako, broli Leonai, mažoji Dievo velės, net jeigu mažesnysis brolis galėtų kalbėti angelo balsu, žinotų žvaigždžių kelius, vaistažolių galės, viską išmanyti apie žemės lobius, jeigu jis pažintų paukščių, žuvų, gyvulių, akmenų ir vandenų, netgi žmonių savybės ypatybės, sako, užsirašyk ir įsidėmėk. Ne tai yra tobulas džiaugsmas. Paėjus dar toliau Šventas Pranciškus ir vėl smarkiai sušuko. Broli Leonai, sako, net jeigu mažesnysis brolis taptų gerai skelbianti Dievo žodį, kad atverstų visus netikinčiuosius į Kristaus tikėjimą, užsirašyk, ne tai yra tobulas džiaugsmas. Be galo išvardinu visokių savybių, ne? Kurios atrodo mums kažkokios tai tobulos, ne? Na ir šitaip jam dėstant savo mintis, jie nuėjo ten keletą mylių. Ir brolis Leonas su tokia didžia nuostaba paklausė Švento Pranciškų, sako, tėve, dėl Dievo, prašau, sako, pasakyti, kur rasti tobulą džiaugsmą, jeigu tai nėra tobulas džiaugsmas, ne?
Ir šventasis jam atsakė. Sako, kai mes permirkti lietaus ir sužvardę nuo šalčio, purvini, kamuojame alkio, nueisim iš švenčiausios angelų mergelės Marijos bažnyčią ir pasibelsim ir į vartus ir brolis vartininkas ateis ir piktai paklaus, sakys, kas jūs? O mes atsakysime, mes esame 2 tavo broliai. Bet jis prieštaraus, sakys, jūs kalbate netiesą, veikiau, sakys, jūs esat plėšikai, pradės mus mušti ir neatvers mums vartų, bet paliks stovėt lauke sningą, lyjant ir sušalusius ir alkanus, kol sutems tokia glūdi naktis. Ir jeigu tada mes iškęsime visus tos įžeidimus, visą žiaurumą kantriai, nesusierzinę ir nesiskūsdami, ir jeigu nusižeminę su meilė dar pripažinsime, kad vartininkas iš tikrųjų mus pažįsta ir kad Dievas skatina jį mus ko neveikti, o brolis sako, Leonai, užsirašyk, tai yra tobulas džiaugsmas. Istorija dar ten tęsiasi. Paminėsiu pačią pabaigą. Ką jis minėjo, kad sako, jeigu mes tiesiog iškęsim visokį blogį, skaudinimus ir smūgius, prisimindami, kad mes turime priimti kantriai visą tai, kas ateina į mūsų gyvenimą, sako, broli Leonai, užsirašyk, tai yra tobulas džiaugsmas. Nelabai, ne, kažkaip mums tai patinka, iš tikro gyvenime. Sakom, tai ne mums, ne? Dėl to ir yra šventieji žmonės, ne? Yra šventieji, kuriuos mes turim lygiuotis, ne? Todėl reikia turėti tokį tikslą, tiesiog jį matyti. Ne, nes šventais iš karto netampama, bet tiesiog jeigu mes metam tokį tikslą, tokį žmogų prieš save, toks žmogus yra dvasinis mokytojas, tuomet mes tikrai galim pasiekti tokią amžiną laimę, ne? Nelaikiną, kurią mums siūlo visi tie materialūs dalykai. Tiesiog galim pasiekti šitą amžiną laimę. Ir pabaigai tiesiog keletą tokių akcentų. Pasakysiu, kad laimė iš tikrųjų yra teisingas požiūris. Teisingas požiūris, suvokimas į tai, kas vyksta aplinkoje. Ir jeigu mes suvokiam, arba bent jau suprantam, darom prielaidą, kad visgi aš, ko gero, nesu šitas kūnas, aš esu siela. Sako, siela kaip gėlė, sako, pati nesimėgauja savim, o jinai ką daro? Gėlė džiugina kitus. Gėlė, sako, pati savo grožio nemato, bet džiugina kitus savo grožiu ir kvapu. Taigi ir mūsų gyvenime nėra taip, kad reikia didžiuotis savo kažkokiais tai pasiekimais. Nereikia didžiuotis, reikia tiesiog laukti. Jeigu tie pasiekimai mūsų buvo padaryti nuoširdžiai, tai tikrai ateis įvertinimas. Ir iš tikrųjų mes, jeigu taip gyvensim, tai yra aplinkiniai galvos, koks yra tas žmogus nuostabus. Ne, jeigu jis taip sugeba gyventi. Jeigu jis taip galvos, koks tas nuostabus žmogus, ne, tai jis po to pagalvos, ant kiek yra nuostabus Dievas, kuomet žmogus tarnauja šitam Dievui, ne? Ant kiek tuomet žmogus yra nuostabus kūrinys. Na ir siela yra apibrėžiama sanskrito terminu sačitananda, kad tai yra palaima, žinojimas ir amžinybė. Reiškia, laimė yra tuomet, kai mes žinome, ne, kad mes esame amžini, kad mes esame nemirtingi. Ir jeigu mes sužinom, kas yra Dievas, tai irgi yra laimės aspektas. Nes Vedos teigia, kad vienas iš pagrindinių mūsų gyvenimo prasmių yra tai sužinot, kas mes esam tokie, kas yra Dievas ir kaip atkurti santykius su juo. O tai, kas yra vadinama joga. Tai, kas vadinama joga. Tuomet žmogus tampa laimingas. Ne iš karto, ne, bet palaipsniui.
Tai vat kažkiek tiek ir norėjau su jumis pasidalinti šiandien tokiam istorijom. Tikiuosi, kad išsinešit jas su savim, tikiuosi, kad jos padės jums kažkiek ir galbūt pasidalinsit su kitais, ne? Nes mūsų tikslas iš tikrųjų yra ne tik viską imti, bet ir duoti kažkam, ne? O didžiausias dosnumas tai yra, kad kuomet mes daliname su kitais žiniomis, ne? Kuomet su kitais daliname žiniomis. Bet kaip minėjau, pagal visą šitą apibūdinimą, kad turim mokintis dalintis. Tuomet dalindamėsi, patys tapsim laimingi. Jeigu kas nors turi kokių klausimų, galite užduoti. Jeigu turėsite individualių klausimų, aš ten būsiu viršui, 3 aukšte. Galėsit prieiti, paklausti. Tai ką, būtų tiek. Jeigu kam nors mano paskaitos įdomios, galite jų rasti daugiau. Puslapis yra toks kelionė į savęs atradimą.lt. Labai paprastas, reiškia, kad mes ieškom, ne, kažko. Ieškom kelių į save. Tai jeigu bus įdomus, tai būtų tiek. Ar turėjo kas nors klausimą kokį? Viskas aišku. Nu ką, ačiū Jums, kad čia susirinkot. Ačiū.